prabusk, prabusk. Tu atėjai į šį pasaulį, kad prabustum, kad suprastum, kas čia vyksta. Viskas yra energija. Energija turi vibraciją. Viskas yra vibracija. Energija su vibracija kartu draugaujantis. Kiekviena ląstelė vibruoja. Jūs atėjot iš energijos ir vibracijos. Jūs grįšit į energiją ir vibraciją. Viskas yra energija ir vibracija. Ir jūs grįšit tenai, iš kur atėjot. Jūs dabar laikinai materialiam kūne. Jūs esat Dievas, jūs esat generatorius, operatorius ir destrojantis. Tai reiškia, kuris gali viską ir sunaikinti. Jūs esat dievai. Viskas yra energija, vibracija. Jūs priklausot šitam lygiui. Jūs to nesuprantat. Jūs turit sugrįžti ir grįždami vėl iš naujo gyvendami sekantį gyvenimą, jūs bandysit tai suprasti. Mes einam į absoliutą. Tik tai keldami vibracijas ir savo energijas mes pasieksim tą tikslą. Tai yra viso dvasinio pasaulio tikslas. Visi eina į absoliutą. Visi absoliutas yra didys kūrėjas. Tai yra kūrėjas svarbiausias, kuris aukščiausias už visus. Šita informacija buvo rasta internete. Tas filmas yra sukurtas. Tas filmas sukurtas, kadangi yra rasta informacija. Informacija rasta, todėl mes bandom sudėlioti visus taškus. Tai yra doktrina apie reptilijas, kurios užpuolė mūsų pasaulį. Tai yra Anunakai. Anunakai atvyko ir užvaldė mūsų pasaulį. Tai yra sekretinė doktrina. Ta doktrina yra, kaip jūs matote, iš Talmudo. Tai yra vieni iš tokių, kurie gali dalyvauti šitam sekretiniai doktrinai. Jūs nieko nesuprasit, kas vyksta. Jūs nieko nesuprasit, todėl kad pasaulis nėra toksai apvalus, kaip jūs galvojat. Jūs nesuprasit, kas supras, visi bus pavadinti kvailiais arba bepročiais. Jie bus nereikalingi, jie bus neįdomus, jie bus sunaikinti, mes viską žinosim, mes viską matysim, mes viską žinosim, mes palikom savo statulėlės, tai yra šumerų, reiškia kultūra, tai yra dar kažkokios, yra viskas, mes žinosim. Viskas vyks, jūs sensit ir nesuprasit, kas vyksta. Jūs greitai sensit, mes padarysim taip, kad jūs greitai sentumėt ir jūs jau sensat greitai. Nors anksčiau žmonės gyveno daug ilgiau, mūsų protėviai dar galima Rusijoje rasti antkapių, kur mes siekime absoliutą. Antkapiai siekia po 300 metų, bet buvo ir didesni. Tai tik tai laikinai. Tai yra, žiūrėkit, gimocianino tabletė, gimocianino ženklas. Tai yra DNK, jie kitokie, jie mėlynakraujai. Jie mėlynakraujai, Guantanamas, tai naikinimas, tai kurie daug kalbės, tai bus sunaikinta. Tai bus sunaikinta, todėl kad jie nėra reikalingi, jūs žinosit truputį, jūs nieko nesuprasit. Jūsų gyvenimas bus trumpas, jūs žinosit mažai. Jūs praktiškai mažai ką žinosit. Ir kam šitas tekstas, pineapple gland, tai yra konkorežinė liauka, jums blokuojama, tai yra pasta, blokuoja konkorežinė liauka, dantų pasta, jeigu jūs ją naudojat, tai yra blokatorius, tai yra visi nuodai, visi konservatai, tai yra blokatoriai, jums reikia atidaryti pineapple gland, konkorežinė liauka, bet mes jums duosim konservantus, florą, mes duosim visokius 1,17 ir daug kitokių metalų sunkių, kurie jums neleis atidaryti, reiškia, šitos glandos, šitos, reiškia, liaukos. Auksas jums žemins vibracijas, todėl jūs su žemom vibracijom negalėsit susijungti su savo kūrėju, su savo, neišeisit į rezonansą, neišeisit į vibracinį lauką, chemika, visur bus chemika, visur bus chemikalai, mes užleisim visą pasaulį chemikalais, jūs nuodysim ir jūs nesuprasit, kas tai vyksta. Jūs iš vis nesuprasit, kas tai vyksta, kodėl? Todėl, kad viskas bus užnuodyta. Tai bus visur chemikalai, mes iš jūsų taip pat parinksim į laboratorijas, kurie kurs mum tos chemikalus ir mes jūs nuodysim. Mes jūs nuodysim, jūs nematysit šito. Bus nematomai. Kaip dabar viskas vyksta. Taip pat viskas vyksta nematomai. Vyksta nuodimas. Mes jums duosim sportą, mes jums duosim alkoholinius gėrimus, mes jums duosim daug vaistų, mes jums duosim televiziją, per kurią jūs kursit žemesnės vibracijas, agresiją ir per tą agresiją jūs negalėsit susijungti su jums reikalingais
viduje randančiaisiais kanalais. Reiškia, mes įjungsim jum elektroniką, elektronika jūs jau žudys išėse pas mamą, vaikai bus skiepijami nuodais ir viskas tai bus nuodima, mes jūs nuodysime, tai bus autizmas, tai bus kitos lygos ir jūs nežinosit, iš kur ateina. Tada mes jums įsuksim naujus dantis ir tada jūs niekada nesusijungsit su savo aukščiausiu, nes tie dantis su metaliniais protezais užmuš jums vibracijas ir visur bus nuodai. Jūs sakysit daugiau vaistų, mes jums duosim daugiau nuodų. Vieni organai gims, kiti, reiškia, bus nuodėmi, mes jums duosim visur kukus, jūs pasirašysit ir jūs džiaugsitės. Mes jums duosim telefonus, jūs nusipirksit telefonus už savo pinigus, jūs džiaugsitės, kad juos turite, mes jūs seksim, mes viską kontroliuosim, jūsų vaikams duosim valgyti, jie storės, penės, kiti vaikščios su rūkydami visokias žalingas medžiagas ir viskas jums bus žalinga, visi bus nutukę ir mirštantis. Jūs nesuprasit, kad visas auksas, visas turtas jums žemina vibracijas ir tai jūs niekada negalėsite įeiti į savo kanalą ir susijungti su savo vidum aš, su savo vidum dievais, kurie jums duotų informaciją, kurie duotų jums instrukcijas. Tai tik išgelbės jūs meditaciją, atidarys kanalus, bet jūs to nežinosit ir tik tai vienetai, kurie tai galės padaryti. Tik tai vienetai tai galės padaryti, nes kiti to nežinos, nes bus labai žemos vibracijos, tas vibracijas sukels alkoholis, tas vibracijas sugels įvairūs filmai, tas vibracijas sugels visokie žaidimai, kompiuteriai ir jūs prarasit balansą ir harmoniją. Prarasdami balansą ir harmoniją jūs negalėsit nieko padarysit. Jums viskas bus kitaip, jūs nematysit pačio pagrindinio, ko jūs atėjote į tą pasaulį, mes jums sukursim robotus, jūs džiaugsitės turėdami juos, kurie jūs pakeis ir mes visada slėpsime nuo jūsų vibraciją. Jūs nesuprasit, kas tas yra vibracija, jūs nežinosit, kas tas yra vibracija. Elektra jums tik tai vienintelė, kuri teka iš rozetės. Mes sukursim jums politikus, mes stebėsim viską iš šono, pasislėpiam ir viską žinosim. Mes viską žinom, nes mes esam šalia. Dvi politinės grupės, blogos, jūs pasirinksit vieną iš jų, tą pačią blogą. Ir mes viską jūs jums valdysim, jūs nežinosit, kad mes jumis valdysim. Tai bus sukalti nauji karai, daug karų, jūs daug žusit, jūs žudysit vienas kitą. Tai yra energetinis havakas, kuris eis į mūsų pasaulius, kurių mums reikia ir jūs nesuprasit, kad religija tai yra dirbtinai sukurta, kad jūsų kūnas pakyla, kad jūsų kūnas nusileidžia, kad jūs gyvenime daug gyvenimų, kad konkrežinė liauka yra, kad Vatikanas tai yra melas. Jūs nežinosit, nes pasaulis bus kaip kalėjimas. Visur bus bankai, visur bus kortelės, visur bus tiekimas, visur bus dedami čipai ir visur bus tai, kas jums kenks ir ko jūs nesuprasit. Tai bus valdymas, tai bus pilnas valdymas, kuris jums duos ir jūs nežinosit savo lyderių, kurie sako tiesą. Tiesą, kurie sako, pavyzdžiui, Deividas Aikas, jisai yra vadinamas bepročiu ir niekam nieko nepaaiškinama. Ir niekas nieko nenori gilinti, suprasti, jūs žudysit savo vaikus, jūs žudysit viską, jūs žudysit tarp savęs, jūs kariausit tarp savęs nuo senų senovės ir iki dabar ir vėl viskas tas kartosis, jūs grįšit į senovę. Viskas sugrius ir jūs grįšit į senovę ir vėl bus kuriami bankai ir vėl bankas ir vėl netikėsit, kad pasaulis yra plokščias, jums atrodys, kad pasaulis apvalus, jūs nesuprasit, kad žemė visai kitokios formos, kad viskas išdėstyta visai kitaip, jums atrodys, kad viskas kitaip. Mes tik tai žinosim, šumerai tik tai žinos. Šumerų dinastija, kurie atėjo, mes žinosim, kurie valdom tos dabartinius šumerus, kurie yra likę čia, mes kursim karus, mes kursim karą po karą, tai bus dabar, tai bus visada, tai bus daug karų, per tos karus jūs nieko nesuprasit. Per tos karus jūs nesuprasit, kas vyksta, per tos karus jūs nežinosit, kaip vyksta, per tos karus jūs nukentėsit, jūsų vaikai žus, jūsų mamos bus išskleidžiančios žemas vibracijas, tai yra visa ta energija mums reikalinga. Mes kurdami tą žemę energiją, mes duosim jums labai agresyvią muziką, mes duosim jums agresyvų sportą, Heloinas taip pat sukurs jums žemos vibracinius laukus, kurie mums reikalingi. Mūsų protėviai irgi tie, kurie gyvena ne šitoj žemėje, maitinasi tą energiją. Tai yra havakas, jeigu jūs žinote, tai yra daug havako reikalingo. Mes nesakysim, kas jūs tokie, mes nesakysim, kas.
Yra kankorėžinė liauka, vėl rodoma iš naujo, jinai labai svarbi. Jūs turite ją galvoj, bet jinai yra užblokuota. Jūs turite atblokuoti. Jūs miegat. Jūs, kadangi yra užblokuota kankorėžinė liauka, jūs miegantis esat. Jūs miegantis. Jūs prabusit kada? Kitam gyvenime, kitam pasauly, kitam žemos vibraciniam pasauly. Jūs tenai galite prabusti. Visas gyvenimas eis pro jūs, jūs miegantis, jūs nematot tikrų dalykų, ką turit matyti. Mes jum duosim bankus, mes jum duosim monetarinę sistemą, mes jum duosim auksą, mes pasklysim po visą pasaulį. Jūs nesuprasit, kaip mes pasklydom po visą pasaulį, koks pas mus planas. Planas yra slaptas, reiškia, mes galime savo šeimuose tik tai sakyti tiesą, bet su svetimais galim meluoti. Tai yra visur bankai, mes kūrėjai bankų, mes turim instrukcijas, kaip juos kurti, mums duoda tas instrukcijas. Tarp žmonių, kurie atsiras, kurie tai supranta, mes juos izoliuosim, ignoruosim visur bankinę sistemą. Jūs įvarysim į skolą ir kiekvienas pavers jūs lygotų ir melagių, nes mes turėsim visas, reiškia, informacinės priemonės. Jeigu reikės, mes įjungsim vibracinį lauką, tai reiškia, mes sunaikinsim jūsų vibracinių laukų, tai yra antenos, tai yra visokie kanalai telefoniniai, kurie gali jūs sunaikinti. Mes jum planų neatskleisim, jūs nieko nežinosit, jūs džiaugsitės gyvenimu ir galvosit, kad taip viskas turi būti. Tik tai žinos tie, kuriem reikia, jie buvo čia, jie paliko savo įpėdinius ir išvyko. Šitie, kurie kunigai ir kiti, jie galvoja, kad jie viską žino, jie galvoja, kad jie papuls į kitą pasaulį, jie nieko nežino, jie niekur nepapuls, jie mirs ir jie turės žemos vibracinius laukus. Todėl jie dvasiniam pasauliu turės labai didelius valymus, sunkius, ir jie, reiškia, nieko nepasieks siekdami čia. Jie nežino apie tai, jie galvoja, kad viskas gerai, jie galvoja, kad viskas bus gerai. Ir jūs eisit ir jūs nesuprasit, kas jūs valdo, nes tie, kurie valdo, jie nėra žemėje. Tai yra energetiniai laukai, tai yra kiti žmonės, tai yra kitokie žmonės, kitokie padarai. Mes, ir tai yra jie jums duos auksą, auksas jums skatins žemas vibracijas, nes nesuprasit, kam tas auksas. Auksas yra renkamas tam, jiem reikia aukso, jūs galvojat, kad tai yra valiuta kažkokia, jūs nežinosit, kad mes visi lygus, kad mes yra įvairovė didelė kosmose, labai mes visi lygus, mes esam visi lygus prieš aukščiausiai, prieš kūrėją. Jūs nesuprasit, kad 13 tai gali sukurti energetinį lauką, 13 žmonių gali sukurti energetinį lauką, o jeigu visi susijungsim į vieną energetinį lauką, mes galime valdyti pasaulį visai kitokiais netechniniam priemonėm, o protu. Reiškia, yra karalienė, kuri viską vadovauja, yra 3 civilizacijos, kurios 2 mes dabar žinome, bet dar paveiksliukų nebuvo sukurtų, ir jie bijo visko, jie bijo, kad jūs neprabustumėt, jie bijo, nes jie neturės kur pasislėpti šitoj žemėje. Reiškia, 3 civilizacijos žemos vibracinė, tamsios civilizacijos 3. Viena yra Šveicarijai, viena, reiškia, yra masonai, europiniai, yra žydų tauta, yra, reiškia, visi tarnauja nunakams ir, reiškia, visi jie duoda mum informaciją, jie skleidžia į pasaulį su informacija, kurie žino apie tai, nieko nedaro, nes mes su viskom sutinkam. Reiškia, buvo naudojama informacija, dabar aš jums pasakysiu, Jelena Blavatsky, Dolores Cannon, Michael Newton, David Icke, susiraskit, tai yra naudinga informacija visiems.